Nu ką, labą rytą, hebrytė. Kaip įsilaikė, kaip gyvenat? Tai va, šiandien pirmadienį sugalvojau, gal vidosiuką reiks susukt. Nes visą savaitę nedirbau. Mano mažoji susirgo inkstų uždegimu. Tai teko biškį nedirbt. Tai galvoju, gal šiandien kokį vidosą susuksiu. Plius dar mažoji ligoniniai. Tai gaunas taip, kad kompą palikau savo, neturiu ką žiūrėt. Tai galvoju, neturėsiu ką veikti. Sukam video. Kažką parodysiu, kas gero. Šią savaitę lėkęs vienas esu. Kolegos mano nebus. Nes pasiėmė atostogų. Tai va, tokie pas mus kol kas reikaliukai. Sugalvosiu dar ką papasakoti. O dabar važiuojam pasiimti konteinerį. Krautis. Normaliai šitas priekinis. Jam rankinis neatsileidžia. Jis dabar tempia priekabą, čiuožia priekabą. Blemba, tokia seniena priekaba, kad turbūt tokios senai jau besu matęs konteinerinį. Ir jis čiuoždamas dabar velka tą priekabą. Kažkiek patempė. Va, čiuožia, ratai galiniai. Eina savo. Dūma eina iš ratų. Nu jam. Nu tai jeigu jau įsibėgėjai temp, tai temp į priekį, kad kiti galėtų pravažiuoti. Jeigu jau patempi pirmą, iš vis nepajudėjai iš vietos. Dabar jau kažkiek patempė. O Jėzau, kaip sunkiai važiuoja. O, žiūrėk, atsileido tipo. Arba jam oras išėjęs buvo. Nu ką, judami mes į priekį. Judam ir mes. Labą rytą. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. What's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me before I pass out. I'm too lonely to be done, I'ma drink at this place. Yeah. Nu ką, einam. Susirasim konteinerį, kur yra. Ir pasižiūrėsim, kurią pusę mums čia apsisukti. Nu, konteineris gera pusė, nereikia neapsisukinėti nieko. O, ir kranistas iššoko į kraną. Tuoj atvažiuos, uždės konteineriuką ir galėsim lėktis krautis. Ja, paskui sėdėdam dar papasakosiu. Kas kaip, kas kur, kas naujo, kas gero. Dabar čia pasiimam konteinerį ir varom į vietą, tada galima bus ramiai apgalvot, ką jums papasakot naujo. Brn! Šalta. Tai va. Nu, kur tas kranas mūsų? Ai, sekmadienį taip normaliai Kaune palijo. Tai tu visur balos privaryta vandens belekiek.
Šiaip tokį lietų jau tikrai senai mačiau, turbūt kokį net pavasarį. Nes vasarą ten užeidavo, liūtelė biškį užpildavo ir viskas. O dabar čia taip rimtai užpylė. Visą dieną pralėjo. Nu, kranas atlėkė. Apšvietimus susijungė. Lempų visą krūvą. Kiek mes čia laiko jau laukiam? Oi, 40 minučių realiai. Po 7 kokias 3 išvažiavau. Dabar jau po 7 kiam. Gerai, laukiam krano ir lekiam. Only one who's left in the rain with nobody to hold on to. Why am I the only one who's feeling this pain when there should be two of us? And yeah, I know we both wanted different things, but letting go just comes easy that you don't. Why am I the only one who's left in the rain? If I had an option to be someone else, I would, and let go of you. I know that I'm obvious, forget I'm made this way, but why didn't I stay when I had the chance? Maybe it will pass by, someone save me before I pass out. I'm too lonely to be done in my drink at this pace. Yeah. Why am I the only one who's left in the rain with nobody to hold on to? Why am I the only one who's feeling this pain when there should be two of us? And yeah, I know we both wanted different things, but letting go just comes easy that you don't. Why am I the only one who's left in the rain? The only one that's left in the rain. The only one that's left in the Am I the only one? 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 Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Why am I the only one who's left in the rain with nobody to hold on to? Why am I the only one who's feeling this pain when there should be two of us? And yeah. Na va, atsistojom ant rampos. Tai va, pas mus tokios tokelės, savaitę va, kaip ir nedirbau. Mano mažoji susirgo inkstų uždegimu. Bet turbūt jau pasakojau, neprisimenu, blemba, ką pasakojau ten, kai atsėdau fūrą. Tai va, mano nugara kaip ir praėjo, va, padėjo tos vaistai čia į stuburą, kur leidžia. Tai viskas kaip ir okei, va, jau mėnesį su viršum, nieko neskauda. Nebent va biškį daugiau pasėdi, kažkaip čia taip koja biškį pradeda vos skaudėti. Bet čia nuo to ir eina, nes man buvo nuo to stuburo tenai ir eidavo į koją. Tai va stuburą aš nieko nejaučiu, o į koją biškį jaučiasi. Tai, bet toksai neskausmas, o toks diskomfortas tai labiau. Bet šiaip jo padėjo. Ir jeigu tikrai kažkas turit bėdą su nugara ir nenori dar operacijos, tai rekomenduoju. Nes tikrai neblogai. 3 kartus vaistus suleido, jo pinigų nemažai, bet tikrai padeda. Realiai va, pilnai vaikščioju, pilnai lankstausi, nes buvo iki tokio lygio, kad kojinių pats neusimaudau. Neidavo susilenkt, dabar aš pilnai susilenkiu, apsimaunu ir jokių problemų. Tai va, naujienos tokios, kas dar praeitą savaitę nedirbau, šiaip darbo mažai turim. Kažkas stringa su krovimais. Bet čia būna taip, bangom. Tai biški daugiau, biški mažiau to darbo.
Dabar momentas, kai mažiau. Tai realiai šią savaitę, kaip supratau, dirbsiu vienintelis. Visą. Nes kolega mano atostogų išėjo, tai dirbsiu visą savaitę vienas. Liūdna. Tai va, pasižiūrėjau, dar telefonu kalbėjau biškį, tai reikia pasižiūrėti, ar maistas nesugedo. Nors vėsų buvo, šaldytuvą buvau išjungęs, tai gal nesugedo, reikia persižiūrėti, gal kažkieno galiojimas pasibaigė išmesti. Ir laukiam, kol pakrausiau. Rampą iš karto gavau, realiai atvažiavau, užsiregistravau, atsistojau ir iš karto beveik rampą parėjo. Tai turbūt greitai gal pakraus. Tai pirmą prasivešiu, antrą šiandien 3 turiu. Prasivežu ir galėsiu varyti namo. Svarbu, nepriliektų daug Lantanų, Transmexų ir visų kitų, nes ten tai ilgiau kraunas. Tai kol juos pakrauna, tai daug laiko praeina. Tai va, sėdim, laukiam, pakraus ir važiuosim vėl keistis. Na va, pakrovė mane pirmai jau. Ką mes čia tų valandų turim? Kai mane pakrovė 10:21. Kaip ir neblogai. Dabar varom, pasikeisim kitą ir grįšim vėl atgal. Šiaip buvo planas nemažai pafilmuot, nes buvo čia mažokai krovinių, dviese mes buvom ir sakė, kad abiem neužteks, reikės pavažinėti visur. Tai būtų visai buvę įdomu pafilmuot ne tik pasivažinėjimą čia, bet ir visiškai surandom iš uosto kroviniais. Bet gavos taip, kad mano mažoji susirgo ir likau namie ir kontentas nuplaukė. O dabar sakė, lyg ir jau visai savaitė darbo yra. Jei yra visai savaitė, vadinasi, tik tai jau tokie darbai kaip šiandien. Dar reikia dabar užsukti degalinę, nusipirkti kelius, nes keliai baigės 25 dieną, o dabar jau yra 23 šiandien. Tai biški užtruksim, kol nuvažiuosim, bet ryte mačiau, kad Palemonė pritempta priekabu, tai įtarimą turiu, kad gali dar tas priekabas vis dar krauti. Tai nebaisiai mes čia ką ir priskubėsim. Bet gal jau ir nekraus, nežinau. Gal jau bus nusikrovę. Tikėkimės bus. Dar vis lyja, purkšnoja kažką. Jau toks supuvęs oras, kad baisu. Jau va ką, menam sustosim degaliniai. Pasimsim kelius. Dar gal ką nors pasimsim atsigert, nes kažkaip miegas ima.
Pasimsim kelius ir varysim pasikeist. Šį mėnesį čia netiek daug dienų te pradirbau. Ne kažką. Tai va. Ką važiuoju ir važiuoju. Žiūrėsim, kaip toliau seksis. Pirma šiaip pakankamai normaliai greit pakroviau. Tikėkimės visus šiandien taip. I'm indecisive, I'm hard to read. I'm like a fake, it's so hard to read. Na va, nusipirkom kelius. Dar čia kolega prilėkė, užstatė. Bandysim išlyst per aplinkui. Gal pravažiuosim. Tikėkimės. Tikėkimės pralysim. Nes pirmą ir ant degalinės stovėjo, tai nelabai ėjo pravažiuot. Va nuo degalinės nuvažiavo. Tai bandom išlyst. O, pravažiuosim, gerai. O, kiek saliarkos pripilta ant žemės. Saliarkos kiek ant žemės pripilta. Minam pasikeist, nusipirkom ko reikia. Keliai vėl ramu iki lapkričio pabaigos. Galima toliau darbuotis. Minam. Got a few tricks up my sleeve, oh, You're decisive, know what you want. We both know my heart can't pick one. Maybe we're in it for the end, oh, I see that you see me, that you need. Na va, panašu pasistovėsim. Prieki manęs 4, man atrodo, fūros laukia konteinerių. Biški teks pasistovėti. O pasistovėti man visai nesinori. Nes tada ilgiau tęsiasi darbo diena. O aš turiu 3 konteinerius, susivežu ir galėčiau būti laisvas. Bet panašu taip greitai laisvam nepavyks būti. Nes dafiga laukia. Vienam nukelt, užkelt, kitam tik užkelt. Trečias, man atrodo, ribos konteinerį turbūt ir nukelt, užkelt. Mano irgi nukelt, užkelt. Ai. Atsuksiu kamerą, papilmuosiu, kaip konteineris uždėjinėja. Gal kažkas nematęs, gal kažkam. Tai laukiam, kol atvažiuos kranas ir pafilmuosiu, kaip vyksta viskas. Tai va taip, mano diena juda. Not to waste your time. I see that you see through. You're impatient, let the stars align. The way you've been staring at me wakes me up like the sun. I don't wanna cut you off, but I know this is such a rush. The way you move so free, put your body
Like this game is so bittersweet. I feel alive, it's so hard to breathe. Will it be over if you got what you need? See now, la 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 la. See now. Nu va, pasikeitėm konteineriuką ir galim mint per tapkę. Man dar neša kažkokį kempingtuką. Galim lėkt krautis antrą. O to trečias ir bus darbo dienelė baigta. Tikėkimės, neprilėkė visa krūva krautis mašinų. Kol čia pakaboti gavau. Nes yra buvę, išvažiuoji nieko, pasikeitė atvažiuoji, pilna aikštelė ir lauki 3 valandas krovimo. Tai tikėkimės, bent jau taip nebus. Ir bus viskas labai normaliai. Bet būt gali visko. Na va, ką, minam per tapkę ir grįžtam atgal pasikraut. Na va, grįžom mes į pasikrovimą. Reikia laukti pasikrovimo. Nežinau kiek, šiaip daug mašinų labai nėra, bet šiuo metu visos rampos užimtos ir dabar turėtų kaip tik pietus baiginėtis, tai gal staigiai jau sukraus, gali būti pradėtos jau. Tai turėtų galbūt pakankamai greit judėti. Tai va ką, sėdim, murksom, laukiam ir tikėkimės greitai užsibaigsim dirbti. Bent jau tikėtis reikia. The way you've been staring at me wakes me up like the sun. Na va, pasikrovėm antram. Viskas. Gavom dokus ir galim mint per pedalą. Krutam iš čia. Pasimam trečią, dar vieną užkraunam ant greičio ir varom namo. Tai va, tokios tokelės. Naujienų daugiau kaip ir nėra. Neturiu ką naujo per daug papasakoti. Bent jau apie šiandien. Bet diena visai pusė velnio einas. Kaip čia antrą pasikrovėm, yra 2. Tai kaip ir pusė velnio. Aišku, pats geriausias dalykas, kad nelyja visą dieną. Nes rodė šiaip lietų, tai visai dienai, bet užsiraukė, apsiniaukė, bet lietaus nėra. Palašnoja 5 lašai ir tiek. O galvojau, kad bus kaip vakar, nes vakar tenai tragedija buvo visiškai. Iš mašinos išlipi, kol iki parduotuvės, nueini kiaurai šlapės. Ir taip visą dieną. Nu bent tiek gerai, nereikia šlapti. Tai va, lėkiau pasikeist.
Ir susimatom turbūt su trečiu, kai grįšiu. Gal kas nors naujo bus. Cut you off. I know this is such a rush. The way you move so free, put your body next to me. I don't wanna cut you off. This is such a rush. Na va, 2 prasivilkom, liko paskutinis. Laukiam, kol gausim SMS-ką ir varysim krautis. Tai va, taip kažkaip mano ta diena eina. Dar dabar net va ir kompo neturiu, per telefoną žiūriu visokius video. Tai nuobodžiau, nudėviau per telefoną. Tai va, tokie reikaliukai pas mus. Laukiam žinutės ir šaunam krautis. Na va, pralaukiam 2 valandas 15 minučių ir gavom rampą. Tik tiek. 2 valandėlės. Nei daug, nei mažai. Tai va, tokios pas mus tokie darbai. Sėdim, žiūrim vidosus per telefoną. Ir laukiam paskutinį, kol pakraus. Šitą pakraus, vyniosim namo. O rytoj turėsim netgi 4 konteinerius. Tai bus darbelio rimtai. Bus rimtai darbelio. Čiuk. Visi vieną uostą, labai gerai. Bet reikaliukų bus. Ir gali būt, kad rytoj likti reikės net nakvyniai. Nes. Galiu nespėt, va dabar yra 5:30 beveik. Aš 3 kraunusi. Jeigu rytoj kažkas panašaus, tai be šansėlių grįžt namo, be šansėlių jau. Tai va, ką einam toliau kimarint, rampą uždėjo, gal pradės kraut, nors gal dabar greit pakraus, nes nuo 6 yra ta vakarienė. Nu, tik tau tiem žmonėm pietus, kurie atėjo po pietų dirbt. Šiaip tai vakarienė. Tai gal iki to laiko pakraus, 6. Tai būtų kaip ir fainai, visai fainai. Tai va, einam kimarint ir laukiam, kol pakraus. Nu va, sėdėjom ir sutemo jau. Tikriau gulėjom. Jau be 10:07. O mane vis dar krauna. Bet kažkur lyg ir jau prie pabaigos. Turėtų gal greit baigt. Lemba lyja dar. Ir lyja, ir viskas. Šudinių orai atėjo. Tai va. Nelabai čia pas mane gaunas įdomus kontentas, jei kažkur įsiūs. Tai gal tada smagiau gautis kažkas įdomiau, bet kol kas čia va vien tik sėdint, tai nesigauna. Tai tikrai įdomaus kontento padaryti. Ką būtų galima pažiūrėti ir daugiau parodyti. Tai va,
Dar pasėdėkim biškį. Jo, jau netoli turėtų baiginėti. Jaučiu, kaip prie pabaigos kažkur krauna. Tai va, dar palaukiam biškį. Pabaigę kraut ir lekiam pasikeist. I think about you when I should be sleeping, but you didn't know I wanna feel you closer to my skin. I think about you when my heart is beating, but you didn't know I wanna feel you, wanna let you in. This is what you do to me. Let's explore this fantasy. I could take you higher than I know you want it. Nu ką, chebrytė, viskas šiandien. Dedamės šmutkės ir varom namo. Ir taip čia per ilgai užsidirbam. O rytoj spėju bus dar ilgiau užsidirbti. Nes šiandien tik 3 turėjau, rytoj 4 turėsiu. Tai va, baigiam. Ačiū, kas žiūrėjot. Ačiū, kas paremėt. Tai 3 rėmėjus turiu, tai labai jam dėkingas. Tai ačiū už viską. Pasubscribinkit, palaikinkit, iššaukit komentarą ir pasimatysim kažkam kitam video. Gal ryt pafilmuosiu, nežinau, tai kažką. Gal pažiūrėsiu tai, kas gero gal rytoj. Gal susifilmuosiu, bet gal nedėsiu, gal dėsiu, nežinau. Tai kas gero gausis. Tai va, o dabar, ate.